Vienas, leidžia. Raimundas Pomarnacki, šito projekto turbūt siela, technikoje, idėjoje ir galbūt plačiau papasakotum, kas tai per projektas CANSAT ir kokia paties rolė šitame visame veidų ir mokinių ir mokytojų ir dalyvių margumyne. Pačioje pradžioje amerikiečių profesorius CANSAT'ų sugalvojo kaip labai pigius palydovų alternatyvą. Kaip žinote, yra CubeSat, biškiukai jau tokie didesni palydovai, bet čia buvo taip, kad tokių mažų skardinėje palydovų spiečių padarome, kuris kažką tai vykdys. Ir šitą idėją labiausiai iš tiesų pasigavo japonai ir jie pradėjo siūlyti mokiniams ir studentams dalyvauti ir kurti tokias varžybas. Taip pat amerikiečiai, būtent raketų mėgėjai, irgi pasiūlė, o mes suteiksime jums raketas tokiems palydovams išsibandyti. Ir taip biščiuką kažkur tai nuo 2000 metų atsirado toks judėjimas, būtent CANSAT palydovo, kur ir amerikiečiai, ir japonai, ir europiečiai dabar ypač aktyviai dalyvauja, būtent siekiant edukuoti mokinius ir studentus kosmoso technologijų kūrime. Iš tiesų, nors pradėkime kurti ir padaryti realiai veikiantį daiktą. Linas Šmigelskas, Lietuvos etnokosmologijos centro direktorius. Linai, tame skardinėme palydove yra elektronikos, kuris siunčia perduodant telemetriją. Ir kas vyksta, jį išstūmus iš tos raketos ar drono? Kokia ten informacija perdodama? Kas tam rinkinyje iš vis yra? Rinkinyje yra mikrovaldiklis, tada baterija, yra ryšio modulis, antena, yra jutikliai, yra ryšio švyturys, kuris skirtas padėti surasti palydovą, nes, kaip minėjau, su raketa gali būti paleistas iš kilometro aukščio, tai jau pakankamai toli galima nuplaniruoti. Ir visa tai yra sujungta laidai, suprogramuota, sulituota. Todėl yra buvę atvejų mano praktikoje, kad tiesiog, kai išmetamas palydovas, jisai subirėjo, tiesiog besileisdamas. Yra buvę atvejų, kad ne visos sistemos veikia tinkamai, tai reiškia, kad kažkur kontaktas atsikabino, nebuvo gera surinkimo kokybė. Tai tas smūgis yra stiprus ir kaip tikruosiuose palydovose irgi yra jutiklis, kad jisai pradeda veikti jau tada, kai išmeta, nes ir kosmose skraidinantis palydovai jie negali veikti, kol jie yra raketai. O čia irgi toks glaudus ryšys, leidžiantis suprasti, kaip tos technologijos ir tie paleidimai nėra paprastas dalykas. O tada jau kai paleidžia, jutiklis užfiksuoja, kad jisai jau yra ore, išsiskleidžia parašiutas, tada leidžiasi, renka duomenis, tai gali būti labai įvairūs, temperatūra, greitis, slėgis, ir tada jau persiunčia ant žemynę stotį, tai yra svarbu priimti tos duomenis ir tada jau suradus palydovą pristatyti teisėjams, kurie gali vertinti rezultatus. Man teko dalyvauti tokio išvyko Japonijoje, kurioje šiek tiek dirbau ir su JAXA turėjau veiklos, iš kurios ir atvežiau šitą idėją į Lietuvą. Ir jau, jeigu nesuklysti, 2013 metais mes čia su tuo metu Lietuvos kosmoso agentūra pabandėm tokias varžybas padaryti, bet tuo pačiu metu buvo ne tik mažų palydovų, bet ir dar bepiločių orlaivių, nes tai buvo visiškai nauja idėja. Ir nuo to laiko tą idėją laikome ir tas entuziastų ratas, žmonių ratas, kurie jau supranta tai, didėja ir vėl kartuojame varžybas. Ir praeitais metais, ir šiais metais tai tikrai didelė sėkmė matosi, kad virš 20 komandų iš visos Lietuvos, iš tiesų, kur komandose apie 4-5 mokinius randasi, tai tikrai didelis kiekis vaikų, kurie dalyvauja, domisi. Ir manau, kad ateityje tikrai turėsime puikių specialistus, kurie ne tik moka teoriškai kažką tai padaryti, bet realiai kurs naujus produktus susijusius su tom technologijom. Bandomuosiuose tai jie ir skirti tam, kad pasitestuoti, išbandyti, nes gal taip gali iš pradžių ir neatrodyti, bet labai svarbi palydovo dalis – parašiutas. Dėl to, kad mes galim sukurti labai įdomų palydovą, įdėti daug įrangos, daug laiko sumanimų
bet parašiutas gali nusiskleisti ir viskas nukris dideliu greičiu ir mes prarasim savo kūrinį. Todėl svarbu ištestuoti patį parašiutą, o jeigu viskas yra surinkta, kaip veikia sistemos, ar viskas yra sklandu ir dar turėti laiko šiek tiek tam tikriem dalykam pataisyti. Tai bandomiesiam iš tikrųjų nereikia labai didelio aukščio, galima paleisti su bepiločiu orlaiviu iš 300 metrų aukščio ir visą tai pasitikrinti. Ir tada jau ramiai ruoštis finalui. Be to vyksta ir tokios įdomios varžybos, tarkime, ne tik, kad sukonstruoti mažąjį palydovą, bet ir, tarkime, duodama koordinatė, į kurią kas arčiausiai nuvyks, tas ir laimės. Ir pagal nuotolį, metras, tarkime, nuo tos koordinatės laimėtojas, 2 metrai ar ten 5 metrai, antra vieta ir panašiai. Tai vėlgi galima ir tokias varžybas netgi sukurti ir netgi mes gal ir galvojame ateityje, kai paaugs dabartinė karta, šiek tiek po metų, po 2, gal jau turės idėjų, o kaip ir tokias sprendimus įgyvendinti. O finalui iš tikrųjų norim panaudoti raketas, tai čia vėlgi labai svarbus oras. Ir pernai visi, kai dalyvavo, pamatėte raketas ir visi sakė, norim vis tiek raketų, tai ačiū rėmėjams, ačiū mūsų partneriams, kad visų mūsų bendros pastangos ir suteiks tą galimybę palydovus paleisti su raketomis. Ir tada, aišku, jau yra sudėtingiau, nes aukštis yra didesnis už kilometro. Tai reiškia, toliau palydovas gali nusileisti, jį reikia surasti. Kitas dalykas, kai vyksta išmetimas palydovas, jis pats gauna tokį kaip smūgį, tai reiškia, bus patikrinta ir surinkimo kokybė, galbūt kažkas kažko nepriveržė gerai, neprilitavo, nes kai siunčiamas kosminis palydovas į kosmosą, tai jis atlieka vibrotestus, ar viskas gerai. Tai čia jau yra toks sudėtingesnis išbandymas. Jau bandymo metu šiandien pastebėjome, kad tikrai tos komandos, kurios dalyvavo praeitais metais, jos yra ženkliai pažengusios, jau tikrai supranta, jau netai pasimeta, geriau pasiruošusios netgi bandymams, žino, ko nori iš to bandymų atlikti ir kai kurios netgi ne tik išbando patį nusileidimą, bet jau išbando ir programinę įrangą, kurią sukuria, ir aparatinę įrangą, kurią sukuria. Tai iš tiesų evoliucionuoja ir mūsų jau užduotis yra, o kaip mes galime iš tiesų pagerinti situaciją, paįvairinti situaciją, kad atsirastų galimybė ne tik tiems, kurie jau turi žinių, bet ir tie, kurie nori pradėti, ir tiems duoti iššūkius, kurie jau moka tai padaryti ir žino, kaip tai padaryti. Tai jau šiais metais jau matome tą išiškėję tokią situaciją. Ir kitiems metams mes galvojame, kad didinsime tų iššūkių kiekį ir kažkaip tai dalinsime tas varžybas, kad kiekvienas surastų kažką tai savo, kur galėtų gauti tas galimybės ir tikrai nepasimesti prie stiprių komandų. Tiesiog tos komandos, kurios turi kažkiek tai patirties, jos pradeda ieškoti naujų sprendimų ir pačios savo kūrė iššūkius. Aš sakyčiau, kad tai yra labai geras žingsnis į priekį, jeigu žmogus domisi astronautika, inžinerija, o galbūt nori net apskritai išbandyti save pirmą kartą tokioj veikloj, dėl to, kad dalyvauja ir komandų pirmą kartą esančių. Tai suburti bendraminčių grupelę, 3, 5, daugiau nereikia, kreiptis, aišku, į mokytoją. Ir tada pabandyti susisiekti su manimi. Ir aš jau nukreipsiu į sekančio sezono registraciją, pateikti paraišką ir tada jau gavus rinkinį konstruoti ir dalyvauti. O tai iš tikrųjų nedidelis palydovas ir ta komanda, kuri konstruoja, atlieka visą tai, ką daro ir tikrų palydovų konstruktoriai. Tai subūrė komandą, projektuoja, konstruoja, lituoja, programuoja, kūrė parašiutą, nusileidimo sistemą ir aišku, kai jau leidžiasi palydovas surenka duomenis, juos analizuoja ir tada jau pristato teisėjams. Tai iš tikrųjų nedideliam lygmenį išbando visą tai, ką atlieka tikri palydovų konstruktoriai.
Tai iš tiesų apsiribuojame kūrybą, tai čia į vieną pusę, kitą pusę, tarkime, žemės stebėjimą, tarkim, norime stebėti, kaip vandenynai keičiasi, ar yra gaisrai kažkur tai Amazonėje ir panašiai. Tai iš tiesų idėjų labai daug galima sugalvoti, netgi galima palydovose stebėti žemės drebėjimus, nes yra lazeriniai interferometrai, kurie skanuoja, ne, ir virpesius stebi. Tai iš tiesų tai yra tik tai fantazija mūsų ir netgi tokia mažam palydovė kaip Kansatas galime iš tiesų daug sugalvoti ir ką per bandymus matėme, labai skirtingos idėjos, ką galima matuoti, ką galima stebėti. Tai tiesiog vaikams, aš manau, tai yra labai geras pavyzdys, kaip galima ir inžinerijoje pritaikyti kūrybą. Rinkinio kaina tai būtų apie 500 eurų viso komplekto, su visa elektronika, su korpusu, su parašiutu. Informacijos internete, aš manau, tikrai galima surasti ir patarimų, ir kaip konstruoti, nes patys Kansatai yra labai įvairūs. Na, čia tokie paprasčiausias variantas, bet yra, pavyzdžiui, Eksatai. Tai į tą Kansatą įdedamas kiaušinis, žalias, virš elektronikos, ir jisai turi nusileisti taip, kad tas kiaušinis nesudužtų. Ja, tai va tokia net kategorija yra, arba kuo arčiau tikslo, tai jisai turi net ir valdytis kažkaip. Tai gali būti užduotis ir sudėtingesnės. Visos tos informacijos tikrai galima rasti ir tikrai moksleivius paraginčiau nebijoti savęs išbandyti kažką tai naujo ir nebijoti, net jeigu kažkas nepavyksta, ypač pirmą kartą, nes kai lankėsi Lietuvoje profesorius Gary Treisman, astronautas, kuris tuo metu ėjo SpaceX'e patarėja kosmoso klausimais pareigas, tai jisai pasakė, kad SpaceX'e tokių, kurie nėra nieko sugadinę, net nepriima į darbą. Tai žodžiu, jeigu jums kažkas sudegė, nepavyko iš pirmo karto, tai tikrai nereikia pasiduoti, reikia bandyti antrą kartą ir vėlgi tai jau yra patirtis, kurią jūs atsineštumėt į varžybas, į konstravimą ir tai, manau, kad atneštų ir sėkmingus rezultatus. Taip mokiniai mokosi, tobulėja ir pamato iš tiesų, o ką aš darysiu ateityje gyvenime, kad tai tikrai yra įdomu ir šaunu ir tikrai tas darbas, ne tik, kad pinigų galės užsidirbti, bet man jis bus įdomus ir aš džiaugsiuos to gyvenimo, kurį gyvenu. Tai komandas turime, dalyvius turime, Kansatus turime. Ko reikia dar finalui? Geros nuotaikos. Geros nuotaikos. Ir taip. Gero oro? Būtinai gero oro. Būtinai gero oro, nes raketos kils tik tai tada, kai oras bus be abejo. Perfekt. Kaip ir NASA'ai, taip? Taip. Ačiū, Raimundai, už pokalbį. Dėkui Jums. Dėkui labai.